Let's go. Šiandien matysite. Gintarė bando prisijaukinti šunį. Gintarė bando prisijaukinti žirgą. Ir Gintarė bando prisijaukinti karvę. Baigėsi rugsėjas. Labą dieną. Labadiena, su jumis žinios Tuzikų. Šiandien lankysime Leliūnų dvarą. Saugo policija. Žinau, tokių kaip tu saugo. Manęs? Tuzikėlį, tu čia jau nebestumk ant tuzikėlienės. O tas Keleliūnų dvaras turi įėjimą? Leliūnų? Keleliūnų. Leliūnų. Einam, apeisim, paieškosim. Gerai, Leliūnų dvaras turi obelį, bet neturi durų. Ir turi ramunių ant palangės. O tai šičia tau ne durys, net skambalas yra. Sariukas. Leliūnų dvaras turi duris. Galiu dzin? Plastikinis arklys. Klausyk, bičas, tu neturėjai būti prieš kokį mėnesį išskridęs. Kaip visada Google'as pačius geriausius kelius rodo privažiuoti prie kokio nors objekto. Pievų pieva. Sutautom kokį 600 metrų. Kaip ir ledo. Ir čia dar. Atsiprašau, kad sutrikdėme jūsų rimti, ponia, panelė. Gal dar panelė. Patikimas gruntas. Lengvų kelių neieškom. Neaišku, ar čia buvo pati geriausia idėja atvažiuoti. Jau atslyst. Atrodo normalus kampas, bet iš tikrųjų horizontas tai toks. Kažkaip 30 laipsnių. Ko neina? Laukiu, kada užnešiu. Nu ta, nešk mane. Nu. Tu filmavai. Dabar visi matys, kad aš tave ėdu. Žinai, ko šitas piliakalnis ypatingas? Niekuo. Jinai dar nepratus prie dėmesio. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Raidą čia nupirkus dar reiks pamūryt, patinkuot kažką. O aš tinka jau atsikandęs truputį. Stogas įgriuvęs, dar 300 eurų minus. Ir per šitą stogą dalį gali vanduo jau kauptis ir leist kažkur.
Tikėtina, kad ir čia gali leisti kažkur per stogą. O čia ekskursijas važiuoja? Tai turbūt gauni čia iškart ekskursijų autobusiuką, kaip perki šitą pastatą, ansamblį pastatų. Šito tai stoga danga man patinka tokia novatoriška, islandiškas variantas. O čia šitas dvaras irgi su fuksiuku visokių raižinių turi, palei langus. Gražu, gražu. Ar gražu? Gražu. Negražu iš tikrųjų. Daug fiksiukų privaryta. O žiūrėk, kregždžių lizdas. Gintarė vis sako, kad aš grybaut nemoku. Tegul pasižiūri ir pavydi. Visas miškas šiandien jau. Galėsim kapot ir kapot. Ane, draugas? Čia pasižiūrėk koks. Gintarė, tu po šito pasislėpt galėtum. Jėzui nereikia tavo daiktų. O tai kas čia? Rožančius. Dar vienas rožančius. Bet aš kartais stebiuosi, koks aš geras vyras, va, žmona sako, noriu atsigerti. Ir bam, aš ją prie šaltinio iš karto atvežu. Tai tiesiog auksas. Gal kas nors žinot, kur yra šampano šaltinis? Čia karštą dieną galima atsisėsti, kojas įmerkti šitą bliūdą. Ja, čia, kai būna karštas versmės, tai čia šaltas versmės. Nes pas mus klimatas šiaip labai karštas ir kad atsivėsintume, turim tokius puodus. Taras tik tai neatsivežėm, kad čia prisipilt gerą vandens. Gal gali paduoti tą indą su majonezo? Tai kaip čia reikalai su mineralizacija? Geras ar ne? Ui. Nesaugus, ne Vytautas. Tarnauti, ginti, saugoti šaltinius. Labą dieną. Norėjai įsisirpti mano dailų užpakaliuką. Dėkojame, kad nužiūrinėjot mano užpakalį. Šiaip norėčiau, kad kokios nors sirbytės man išvirtum, bet net nežinau iš kokių daržovių, ko aš noriu. Gal pasiūlysi ką nors? Gal su kopūstėliais mažyti. Gal ir su kopūstėliais. 2 metai griežtą režimo pataisos kolonijai gresia. Gerai, tai sriubą virsim. Panašu, bet reikia pas kaimynus nueiti druskos paprašyti, nes dabar kaip ir neturim. Čia, bus čia. Per Gintarės aferas aš tokius dalykus nuolatos įsiveliu. Gerai, sriubai turim kopūstą, druskas. Kuo tu pasirūpinai? Čiliukais. Iš kur? Ne iš daržo, iš Ermitažo. Nuo medžio nuskyniau. Turiu įtarimą, kad šitas nebus į sriubą. Atsakyk šeimininkutė. Aš turiu įtarimą, kad gamtos mokslus studijavo Tadas, bet žmona kažkaip geriau juos išmano. Šiaip nenoriu sakyti, kad mes esam ar stori kokie, ar šiaip persivalgę, bet... Labą dieną. Tai jau čia sprandinės nekaposim šitoj vietoj. Reiks bėgt. Nes eiti draudžiama.
Čia kai nori pavadinti savo tą trobelę dvaru, dėdi porą kolonų ir jau yra dvaras. Ir vėl 2 metai griežto režimo pataisos kolonijai. Čia net su fuksu šitų pakalimų niekas neišdražinėja, neišpjaustė. Čia labai toks dvaras on budget, ekonominis variantas. Gal ten, tai pusiai labiau panašu į dvarą. Arka kažkokia yra. Ar panašiau. Čiučiut aš tau jau sakiau. Tu man jau sakei. Jinai man jau sakė. Bet tai čia pas jis vien bėgikai taip išeina. Eit niekur negalima. O labas. O ir va pažeidėja. Ne, aš čia tik tai sakau, kad tu vėl pažeidi taisyklės ir eini, kur negalima eiti. Čia reikia bėgti. O, iškart geriau. Gerai, mums dabar reikia 10 iešmų, šašlikinės ir pasagos nuo laimės, kad būtų. Tai mes einam kur? Pas kalvius. Taip, mes einam pas kalvius, bet mes ką tik išėjom iš kalvių, tai einam atgal į pas kalvius. Šiandien mes čia, kad išsiųstume pirmą moterį į Mėnulį, turėsim pirmą kosmonautę moterį, lietuvę, jeigu baigs rinkti savo gėlės. Pažiūrėk čia kokios fainos gėlės. Gerai, bet mes ruošiamės tave išsiųsti Mėnulį šiaip. Aš turiu papasakot vieną istoriją. Tadas, kai dar tik neseniai pieną nuo lūpų nusišluostęs, jis gal nepamena tų laikų. Bet aš kaip brandesnio amžiaus moteris galiu pasakyti, kad kai buvau vaikas, tai tokios raketos beveik kiekvienam kieme stovėdavo šalia gaublių. Na, net analogov mirė. 3 mm metalas. Žodžiu, visas perkrovės atlaikys. Na, tyrinėtoja, eisite kučiu iki dvaro? Dabar klausimas, ar mūsų tyrinėtoja pasiryšė į šituo takučiu. Nelyja. Nežinau, kiek čia gerai matoma, bet va, damos balkonėlis buvęs ir 4 bachūriškos kolonas. Na, praeitie buvęs nuostabus dvaras. Gal. Čia tu beldysi? Ne, bet čia kartais kažkas būna, dunkst toks, ne? Aha. Būna, ne pirmas kartas. Na, šitas kolonėlės čia atrodo cool. Pažiūrėk, ten gali matyti kitą Kambarį. Ir čia kažkoks vis garsas būna. Dunkst. Dunkst. Sakau, Tadai, prifilmuojam greičiau ir kepam mielės, kol mūsų čia neišskerdė. Aišku, čiagi nieko nebus, bet mes nešikam į batą beveik. Vidury miško kažkur. Dunkst.
Žinai, kai važiuoji ir automobilyje kažkas dunksi, tai iš principo dar nėra pats blogiausias dalykas. Bet va jau, kai dvare kažkas dunksi, na tai gali jau servisas nebepadėti. O bet čia Mykolas Romeris, čia dabar dvaras sodyba to, kuris išaugina būrį teisininkų Lietuvoje. Šeimininkas panašu, kad didis patriotas. Su tuo ir sveikinam. Dabar darysim eksperimentą. Pirmiausia, mus išvarys ar nušaus. Teisiškai abu gali padaryti. Pakas ant šakų. Pagal teisininką Romerį gali padaryti bet ką. Šiandien mes svečiuose pas Mykolą Romerį. Kiek turėjai iš teisės pagrindų? Iš pradžių galvojau, kad ne visai bachūras Romeris buvo, nes 2 kolonos turi, bet po to žiūriu, kad dar 2 yra ir viršuje, tai 4 kolonos, dvarininko bachūras simbolis. Naiviai tikiuosi rasti aviečių kur nors. Už tai irgi sėsi ilgiem metam. Žinai, kodėl čia tave atvežiau? Pas profesorių Romerį. Dėl to, kad parodyčiau, kas gali būti teisiškai už tos visus kopūstus, pipiriukus ir druskytės. Čia dar ne viskas. Aš padariau vagystę artimoje aplinkoje. Atspėk, nuo kruasaną valgau. Žinai, aš gal ir ne šulyje, bet kad šitas dalykas rodo lietų, tai net aš suprantu. Pagaliau piliakalnis su laipteliais ir nereikės per šlapią žolę mums braidžiot. Pasižiūrim į kairę, į žmoną, į kelią, į dešinę ir pirmyn. Here we go again. Ekspertė rado grybų. Norintiems grybauti, reikia varyti ant pilkių. Siena atrodo kaip uola. Manau, kad čia langas viską laiko. Eikim per paradinės duris. Tai, nu, nekviestas. Labą dieną. Užeikit, prašau. Čia mažiau galimybių bildentis kažkam. Nebent tą sieną. Einu į kitą kambarį, jeigu ten manęs pyksta. Nieko negirdžiu kitam kambarį. Saromas, kad per tvirtumas. Dabar čia betonuoja visoks monolitus. Įlipsi per čia pas mane. Kiek tikslus esi? Noriu, kad kilometrinis stulpelis turėtų 100 dalis. Say no more. Aišku, pusę suėdėm, tada jau reikia pasižiūrėti, ką čia valgom. Ar skanu? Man tai labai. Turim tai nesirašę atsikelt ir pasitraukt. Būk mielas. Labai prašau.
Ciuciukui. Tai. Dar vienas. Čia dar vienas prabėga. Ir dar va, ir dar ten. Jėtų. Čia žiauriai saugu čia būtų su dviračiu pravažiuoti. Bet visi veisliniai. Bet visi nereaguoja į tave. Tai dzin jiem. Jie čia valdovai. Dar vienas šunys. rimtai. Ką jūs čia veikiat? Na, ką dar turim? Pabėga. Jeigu galvojat, kad Maksimas anksti pradeda puoštis, tai čia mokykla turbūt nuo Liepos papuošta kalėdom. Mačionis yra Lietuvos trikojų sostinė. Čia vienas trikojis ir jį dengia kitas trikojis. Čia dar meninę instaliaciją padarėm. Čia trikojų trikampis. Vienas trikojis, antras trikojis, trečias trikojis. Toks Bermudų trikampis. Jeigu įvažiuoji, iš karto baudą gauni. Ne visus dvarus galim apžiūrėti. Priėję. Čia tvirta užrakta spina pakabinta. Nykštukas. Žavus pavadinimas. Tai bandysim kažkokiu kitu būdu pasižiūrėti šitas gražybės. Kadangi žolė šiandien tokia šlapoka, renkamės piliakalnius, kurie turėtų laiptelius ir prieimą normalų. Tai atvažiavom į, matau, Antilgės, arba kitaip, kaip vietiniai turbūt sako, Untilgės piliakalnį su gera infrastruktūra. Tarararam. Ar brisit, ponė? Jau skubu. Antilgės piliakalnis. Vo. Prie parduotuvės bachūrai sakė, kad rimti bachūrai nelaukia šitoj va statelė autobuso. Nežinau kodėl. Kas čia gali būti? Nu, išvyksta į Knėnus, į Uteną. Kas čia gali būti blogas su šita statelė? Dėdė iš Amerikos, įdomu, neatsiuntė man čia kokią palikimą? Ne, nėra, nes šį kartą reiks toliau varguolio gyvenimą gyventi. Gerai, jeigu atspėsi Tauragnų piliakalnio kitą pavadinimą, šiandien aš gaminu vakarienę. Raganų. Ne. Mažylių. Ne. Gaidžių. Ne. Pasiduoda. Majakas. Geras. Tai vakarienę aš turėsiu gaminti? Taip. Žiūrėk, užsuksim pas mano tėtį gerai. Tu lipk šiuo keliu. Radom aukurą. Jaučiamės ne visai ten patekę, čia visi ribokai susirinkę su priekavytėm, su valtytėm. O mes
Į kalną lypsim, ane? Soboliukus. Ne, tai tu tai pasistiprink, nes iš šonus mėta per stipresnį vėją. Nu, ar matyti čia paties giliausio Lietuvos ežero dugnas nuo šito kalno? Neatrodo, kad čia gali trūkti šviesos viduje šitam dvare? Nes langai į šiaurinę pusę. Tvarkau laiptus, terasas, Aukštaitijos rajonas. Aukštaitijos rajonas. Žiauriai geras etnografas. Ne Kaunas, bet Kiaunas. Nežinau, ar kurą gausim, kaip toliau reikės važiuoti. Benzinas čia, tik tiesiai, o čia dizelis. Pilsim dizelio. Eini pas operatorę. Gal čia kažkas ir miega? Turiu įtarimą, kad vienintelė stebėjimo kamera tai čia šita GoPro rankose. Labą dieną. Nedirbame. Užeinam į kioskelio vidų. Ten panašu, kad koks langų skystis dar nepasibaigęs. O čia tai kasos juostos. Žurnalai. Nu, teliką tai tikrai mėgo čia žiūrėti. YZ supildyti. Antras stalčius. Parašyta, kokias cigaretės sudėtas. Tų šepetukas, lipdukų sakau nereikia. Užsiklijuoti. Sumuštinė kaip ir nebelikę. Batareikos. O lova tai šiaip ir šlepetės yra. Ir dantų šepetėlis.
Gali būt, kad kaip čia leidžia laiką. Dantų higieną prisižiūri. Gerai. Čia deginsim raganą. Nežinau, kaip aiškiai šitą jausmą, bet man čia stovint norisi, nežinau, toks kilo noras vietą lyginti. Liavas grožė. Liavas. Liavas. Nu, grožės. Ką jūs grožiai? Keista šitie. Aukštą, truputėlį aukštokai. Į pirmą aukštą. Truputėlį šlinokai. Va kokia augmenija prie dvaro. Kalnas gražių grybukų. Gerai. Ką mes turim? Turim vieną automobilį, vieną upelį per kelią ir ten malūną. Ir vieną užduotį, kad kažkaip reikia nusigauti. Tai va, buvo priimtas sprendimas. Ką, važiuosim? Nu, ne šiltas, žinok. Oi, gelia kaip vykas. Prašom. Net ir viskas dėl malūno griuvėsių. Iš tikrųjų tai meluoja, jis ne tik dėl malūno mane nešioja. Tai čia per užboninus. Čia vietoj folijos kepurėlės na chemtrail. O, koksai pirčiukas. Saugu? Tai aišku, kad ne. Einam? Tai aišku. Jeigu būtų saugu, tai visi eis. Na ir kur čia ta elektra gamina dabar? Nei čia nesimato elektros. Vis per malūnėlis. Ėjom prie malūną, o priėjom prie kalnėlio. Iškeliautojų rojus. Gerai, dar pasižiūrim, koks čia tas Piliakalnis. Maišiakulės Piliakalnis. Maišiakai tai visai nevaringi. Kaip sankryža varinga? Kas antras? Įtariu, kad vertėja.
Tadas, the great explorer. Priėjai lieptą galą. Kartojam veiksmus. Man patinka, taip sėdėti. Ir nuo vyro sprando niekad nesitraukia. Nebejaučiu kojų. Ei, klausykit, jūs čia vietiniai? Kuria čia pusė žiogai? Ai, į tą pusę? Gerai, ačiū. Nežinau, kokios būklės. Aš galvoju, kad čia tokius išėjimas. Nuo dugno kairę, tai buvo.